Sveiki, čia yra mano pirmasis video YouTube'ai ir pagrindė parodysiu savo biškį setupą ir biškį tokį kaip ir mini upgrade'ą padarysiu, tai pasikeisiu pačio setupo, kaip jis atrodys vėliau. O dabar operatorių ateik arčiau, kad pamatytum, kaip biškį atrodo. Tai va, yra domo ne. Tai va tokia va situacija ir dar vieną dalyką noriu pasikeisti, tai buvo viso šitą, nes čia padarytas tvirtinimas mano nuomonė yra šiaip tragedija. Tai bus biškį visiškai kitoks, aišku bus visiškai naujo stalo, apie kurį biškį vėliau parodysiu. O toliau dar noriu dalykų užfiksuoti operatorių, ateik biškį. Dar vienas dalykas, ką noriu užfiksuoti, tai va visas šitas laidynas. Šiaip galiu pasakyti, šitas sumėtymas man nelabai patinka, tai norėsiu jį visą gražiai susitvarkyti ir kad būtų laidai visiškai tvarkingi, nes įmonė yra 2 monitoriai ir rinkti, jau gerai pamenu, tai viso 4 arba 5 visi laidai, tam kad veiktų monitoriai. Gerai. Tai ką, pradedam ardymą, pažiūrėsim, kas gausis. Geriausia šiaip tokius dalykus, tai sėdi gražiai ant žemės. Tai va, pradėjau dėlioti stalą, tai susukau, sakykime, šitais varžtais specialiais kojas, visą rėmą ir viso stalo šitus 3 tvirtinimus. Ir dabar pabandysiu šitą visą stalą uždėti. Tai va, surinkinėjo stalą, sudėtingiausia šiaip buvo prisitaikyti visas šitas 2 plokštas karboninės, nes pagrindė reikia atitaikyti operatorių užfiksuoti po šitas mažas skylutes. Ir tiek sukant pastebėjau iš pirmo karto, kad netitaikiau, tai teko visą šitą rėmą apsukti ir pritaikyti. Dabar gavosi iš antro karto, aišku, užtrukau kažkur apie 10 minučių. Ir prisisuko šitais medviršiais, šiaip galiu pasakyti, pirmą kartą tokia konstrukcija pasitaikė, kad reikia sukti medviršiais, ne srieginiais varžtais. Tai va. Geras yra dalykas, kad yra va šita gera apsauga, kuri lengvai prisitvirtina. Tai va, toks va dalykas, po biškį periferija, va, lyg ir dėlios. Čia nekreipkite į tuos laidus, jie susidės į savo vietą. Monitoriai vienodi, tai video, kaip ir minėjau, papasakos, kas per monitoriai ir kas per pats visas kompas. Tai va, švedžiuoti visi laidai. Kuo gražiau tas reikiamas skylutės. Toliau, va čia buvo toks plyšys, tai biškį prasivedžiojau, nes čia taip gražiai nesigavo, kaip norėjau. Toliau pagrindiniai kompiuterio laidai, tai irgi prieš šitos skylius išėjo. Tai tvarkingiausia, kas man gerai gavosi, tai va štai va vietoje tiek visus savo kabelius, kuriuos naudoju, tiek vaizdo plokštės visus lizdus gražiai sutvarkiau. Ir prisikti tam tikrom zipuškiam arba lipas, nežinau kaip studijas, aš juos vadinu lipas, jie šiaip prisilipina ir sikliuoja, kada tau reikia. Taip pat ir čia. Čia vienas laidas, kur matosi, tai čia išvestinis, tai yra kaip ir antena, šią gavau realiai su pagrindinė plokštė, o realiai visas kompas tai pagrindės vienam dalykui yra skirtas. Taip pat va, yra apšvietimas Elgato, yra Elgato mikrofonas ir yra Stream Deckas. Tai jeigu suprantat, kam setupas yra šiaip naudojimas toks, tai prašykit komentaruose. O pagrindė apie periferiją, tai turiu Logitecho klaviatūrą, Rockstar X Asus pelę. Taip pat labai gerai prie pelės veikia šitą kaip ir antena arba gali būti naudojamas kaip ir pakrovėjas. Tai va, kraunasi, kai nereikia, kai nenaudoju. O pats visas kompas, tai palaukit, nuimsiu dangtį. Čia stiklinis dangtis. Tai pagrindinės
kompo dalys, tai turiu Rockstrix pagrindinė plokštė, NXT procesoriaus aušinimas, Asus Rockstrix 3090 vaizdo plokštės, kurią naudoju realiai nepilnu pajėgumu, nes man tiek nereikia, tai pilnai užtenka, su kaitimu, su temperatūra viskas tvarkoj. Ir tai pagrindiniai dalykai, kas man svarbiausia yra visų komponentų dalis, tai būtų Asus Rockstrix maitinimo blokas 1200 W. Tai šiaip sakytų, gal biški per daug, bet atsarga gėdos nedaro. O čia visas šitas, tai čia toks dalykas eina kartu su visu kompo korpusu. Tai čia tokia kaip gaubtis, bet labai geras dalykas vien dėl to, kad nemokės aš biški paaiškinti. Korpuse dar yra 4 USB lizdai 3.0, turim vieną dar Type-C lizdą ir dar ką norėčiau paminėti, kad turim kur vieną mygtuką LED, tai gali pakeisti šitą spalvą, bet pagrindinę naudoju visiškai standartinę, tai būtų va tokia va, ir turim aišku restartuot kompą, išjungt kompą ir padidinti ventiliatorių darbą, bet šiaip iš esmės naudoju, nes tikrai kompas pats tikrai nekaista. Ir kodėl šitas dalykas gerai, nes Type-C jungtį naudoju dėl ausinių ir USB čia priekį naudoju dėl klaviatūros, tai ausinės naudoju šitas, jos šiaip yra veikia nuo šito lizdo. Tai čia yra Asus Go 2.4 ausinės ir turiu dar vienas ausinės, tai būtų ausinės su šitos belaidės Asus Rockstrix 700, jeigu gerai pamenu modelį. Taipogi turim Logitecho belaidę klaviatūrą G915 modelį, jeigu gerai pamenu, belaidė, laiko 10 valandų, tai pilnai užtenka. Šiaip RGB, šiaip čia toks standartinis, bet šiaip per reikiamą programėlę galima keisti spalvą, jeigu norisi, bet šiaip man toks variantas šiaip labai tinka toks apšvietimas. Aišku, turiu Asus pačią pelę, tai kas man patinka šitą pelę, tai kad turi papildomas knopkes, mygtukus, tiek šone, tiek priekiai šitoje vietoje. Ir yra šiaip ir dar vienas dalykas, tai pats Asus kaip ir būtų antena arba naudot kaip pakrovėjo, kai nenaudoju visą laiką padedu pasikrauti. Ir dar norėčiau grįžti prie korpuso, tai korpuse yra dulkių filtrai, kas šiaip kiekvienam kompui šiaip mano nuomonė būtina, tai būtų viršui. Ir pačiam priekį, nes priekį, kaip žinot, visą laiką būna tai sumontuoti 2 arba 3 ventiliatoriai, priklauso nuo koks tavo korpusas. Tai čia yra sumontuoti 3 ventiliatoriai ir pačiam gale tai būtų va čia, jeigu matosi, vienas čia, nes 3 ventiliatoriai tai traukia oro į vidų, o šitas pats ištraukia. Taipogi turiu Stream Decką, tai Stream Decką naudoju dėl audio aparatūros arba naudoju dėl pačios šitos Elgato lempos. Tai kas man labiausiai patinka, tai susimažinti, kas man gerai būna su šita lempa, tai kad reikiamų metu aš ją galiu susimažinti apšvietimą arba pasidinti, bet čia priklauso kaip tu sėdi prie pačio monitoriaus arba monitorių dviejų, tai priklauso koks atstumas. Jeigu nori susimažinti, kad tau nebūtų tiek ryšku, tai susimažinti. Bet esmė tame, kad šitą lempą šiaip apsimokėjo, nes šiaip sėdint šitoje vietoje, kur visas stalas, tai šiaip tikrai buvo šiaip per arti. Jeigu čia dedant klaviatūrą, tai šiaip atstumas, šiaip sakyčiau, mažiau negu metras, šiaip rekomenduojama metras nuo kompo, bet šiaip prie kompiuterio pats sėdžiu daugiau negu 1 metrą, biškį toliau, nes šiaip čia yra 2 vienodi monitoriai,
27 įstrižainiai vienodi. Tik vienas dalykas, kad čia pajungtas į display portą šitą naudoju, o šitą HDMI, nes šitas pagrindinį monitorių šitą aš naudoju, o šitas kaip yra atskiras. Tai pagrindė toks va būtų setupas. Dar ką pamiršau paminėti, tai turiu Elgato WAV3 mikrofoną su triukšmo slopintuvu, su papildomu kaip ir laikikliu. Tai čia tokios kaip ir visas tas laikiklis, tai čia tik pritvirtinimas su gumytėm ir aišku šitų atsisukančiųjų tvirtinimo. Šiaip maščiau į baltą pusę biškį pakeisę tupą, tai kaip ir toks būtų stovas. Tai aišku, man kas vienas dalykas labai nepatinka, tai kad šito laido neina niekaip paslėpti. Čia kaip ir turit žinoti, bet kas nežino, tai čia iš to vietoj reguliuosi aukštis. O iš to vietoj reguliuosi mikrofono, tai būtų šitas iš toj pusėj aukštis arba iš šonos į kairę arba į dešinę. Čia priklauso, kaip tu prie kompo sėdi ir kaip tai naudoji. Ir dar vienas dalykas, tai prie viso stalo, kai rinkau, pastebėjau šitas dalykas, tai čia kaip būtų ausinių laikiklis arba kažkokių pultelių, pavyzdžiui, būtų Xbox arba PlayStation. Tiksliai negaliu pasakyti, nes šiaip PlayStation Xbox nenaudoju. Tai pastebėjimas toks, kad jeigu uždėti dvi ausines, tai biški pasvirsta visas šitas laikiklis, bet man kas labai dalykas patiko, tai yra USB lizdai, kur šiaip patikrinau, veikia be problemų, tai viso yra 4, nes šiaip pagrindė, kai reikia pasikrauti klaviatūrą, tai šiaip praverčia šitas dalykas, nes kažkaip jungt per patį kompo korpusą nelabai man patiko, nes laidas visą laiką būna, pavyzdžiui, jis būna pakritęs ir šiaip gali trukdyti man asmeniškai. Tai va toks būtų setupas. Ir dar vienas dalykas, šitą stalą mažesnį aš tikrai naudosiu, bet aišku, mausepadas šiaip yra ir ant šito stalo, bet aišku, šitas buvo su stalu visu. Tik šitas mažesnis turbūt čia ir liks dėl bendros tvarkos ir dėl to, kad kai naudoji čepelį, tai mažiau bražius ir mažiau gadinasi. Tai vien dėl to, dėl bendros tvarkos, dėl tokio kaip ir saugumo kitų daiktų atžvilgių ir tiek. Tai toks būtų mano setupas palyginamas. Tai tiek būtų, tai toks setupas mano. Tik vienas dalykas, šitą stalą tikrai naudosiu, nes šiaip žemas, bet šiaip dėl to dalyko nesiskundžia, šiaip viskas gerai. Čia kodėl klaviatūra nešviečia už tai, kad jeigu nenaudoji, jinai automatiškai įsijungia, bet jeigu bet kokį radį paspausi, jinai apšvietimą pasijungia, jinai toliau veikia. Va. Toliau, o šiaip šitas stalas su ratukais, bet viskas tvarkoja, nes šituose ratukuose yra stabdžiai, tai viskas kaip ir gerai. Tai tiek. Aišku, jeigu sėdint šitos kėdės mano, tai šiaip visas atstumas kaip ir gerai. Tai jeigu turi klausimų dėl šito setupo, rašykit komentaruose, pasistengsiu atsakyti. Jeigu norit antros dalies, kas šitam kompiui yra sudėta ir ką naudoju, irgi parašykit. Jeigu labai norėsit, padarysiu antrą dalį ir papasakosiu, kas per komponentai, kodėl tokius susidėjau tokį kompą. Ir tiek būtų. Tai ačiū, kad žiūrėjo. Ir tiek būtų iš manęs. Tai susitiksim turbūt kitame video. Jeigu labai norėsit antros dalies, koks šiaip kompas surinktas iš tam tikrų dalių, tai parašykit komentaruose, turbūt, kad padarysiu ir papasakosiu detaliau, kodėl tokios dalys yra sudėtos ir kodėl taip nusprendžiu. Tai komentaruose parašykit ir sakau,
šiuo momentu kaip ir ate. Visą, ačiū, kad žiūrėjo.